Sveikinamės iš Minesotos, dabar švinta, praleidom naktį aikšteliai su sunkvežimių vairuotojais, daugybė tokių aikštelių čia vakarų JAV, kur yra tikrai ilgi atstumai ir vieną tokių ilgų atstumų važiuosim šiandien ir parodysim po truputį šiandien bei ten visą dieną, tai apie 1000 ir daugiau kilometrų laukia, už tai taip anksti kėlėmės, dar 5 ryto ir kaip nuotaikos. Ketinom startuoti 5 ryto, tačiau apie 4 jau buvom abu taip smarkiai sužalę, tiesiog tirtėjom ir nebegalėjom užmigti. Tai pajudėjome į kelią 4:30, 4:40 stabtelėjom pasimti kavos degaliniai, na ir dabar jau 5 po truputėlį jums švisti, gal bus šiek tiek paprasčiau ir matom, kad kitos mašinos jau įsilieja į srautą. Taip, 5 ryto ne šiaip sau, dėl to, kad saulėtekis čia apie 5:40, tačiau aišku, gerokai prieš saulėtekį jau pradeda švist, o naktį atrodo, kad gal nelabai saugu važiuoti dėl didžiulio gyvūnų skaičiaus. Gyvūnų jau yra daug, net JAV, net miestuose, pilna kiškių, pilna voveryčių. Tačiau tokiose vietose, tai vakar važiuodami, kad ir dieną matėm nemažai nutrenktų elnių ir meškėnų. Ir dabar taupydami laiką šiek tiek užkasim. Ką tu valgysi? Degaliniai kažkokį maistelį buvo ir aišku šitos kavos. Aš nuo seno užsipirkęs čia jerky ir visą dėžę Coca-Colos. Tai kai atstumai dideli, tai pasirūpinam iš anksto tuo. O šiaip šiandien turėtume pervažiuoti keletą valstijų, Šiaurės Dakotą ir tikimės jau Montanoj nakvoti. Tai čia vakaruose JAV valstijos tikrai didelės, ne taip kaip JAV rytuose, tai pervažiuoti kelias valstijas, tai daugiau užtrunka negu Europoje kelias valstybės. Ir pasistengsim parodyti pagrindinius to kelio fragmentus, turėtų paskui būti tikrai gražus kelias. Ir čia yra tinklalaidė iš ciklo automobilių per pasaulį, kur pasakojame apie valstybės realiai važiuodami tų valstybių keliais. Štai be 3:06 ryto ir ką tik įrėdėjome į Šiaurės Dakotą. Taip, tai po valandos maždaug įvažiavom, na ir dabar jau turėtų šilt pamažu, nes diena taip 30 laipsnių Celsius, o dabar atsibūdom, galvojom, ko taip sušalom, pasitikrinam tą Fahrenheitą, tai 8 laipsnių Celsius viso labo ryte. Ir pažiūrėkim, kokia nusimato temperatūra, tai dabar dar 10 laipsnių, kils iki 23 laipsnių, tai taip smarkiai kaip vakar ir nekils, bet vėliau bus 28 laipsniai. O šiaip šitos teritorijos, kur važiuojam, tai yra įdomios to, kad čia yra praktiškai tolimiausios vietos Jungtinėse Amerikos valstijose nuo bet kokio vandenyno. Taip, kad šičia pasižiūrėkim, koksai atstumas, tai čia yra iki artimiausio vandenyno net oro kelių gerokai daugiau nei 1000 kilometrų. Praktiškai 1000, o tai reiškia žemyninis klimatas, tai reiškia vasarą karštos dienos, bet vis tiek šaltos naktys ir taip pat nors vasaros karštos, bet žiemos tikrai šaltos. Na ir sveiki atvykę į Jungtinės valstijas, kaip minėjau, dar 6 ryto net nėra, o jau po truputį keliai pildosi automobiliais. Didžiuliai keliai, kadangi JAV praktiškai visas judėjimas vyksta automobiliais ir jeigu dar rytų didmiesčiuose, tai dar būna kažkoks viešasis transportas rimtesnis, tai gyvenant plačiuose vakaruose, tai be automobilio, nežinau, kas beliktų daryti, tai visi važiuoja automobiliais, yra padaryti platus keliai iš daugybės juostų. Čia dabar važiuojam pro Fargo miestą, jis yra maždaug Šiaulių, na gal Klaipėdos geriausiu atveju dydžio. Ką nusipirkai degaliniai? Tai be abejo, kad kavos. Čia kiekvienoje JAV daly būna vis kiti tie tinklai populiarūs. Tai čia Marathon, toks tinklas po Šiaurės Dakotą. O šiaip įdomu, dabar tiesiog grįžtam į tą patį kelią, kaip važiavom. O šiaip įdomu, kad JAV tas pardavimo mokestis sales tax, tai būna neįrašytas iš karto į kainą, o jį paskui prideda. Jis aišku mažesnis negu mūsų PVM-as. Tai grįžk į kelią, kurį važiavom. Kairė ar dešinė? Dešinė. Aš dar miegu. Tai va, čia rodyklė, Interstate 94 kelias. Ir mes sukam kryptim west į vakarus.
Nu tai kodėl tu man nepasakėjai? O dabar laikau vairą, paprastai būna taip mes, kad... Nusipirkau tokią mažą bedėti pusryčiams. Jo, degalinėse daug kur yra tokie picos gabalai, bet aišku, kai važiavom patį rytą, tai dar nieko nebuvo toj pirmoji degalinė, nes jie būna tik tai dienos metu. O ten buvo tik tai šalti sumuštiniai, tai Aistė tokių nemėgsta. Tai dabar sulaukia, kol bus picos. Panašu, kad nuo 6 ryto pradeda šiltą maistą tiek, to kai 4 ryto atvažiuoja dar tokio nebūna. Dabar jau po 7, tai po 7 valandų. Ir Šiaurės Dakota mums yra 49-oji aplankyta valstija iš 50. Ar prisimeni, kurioje dar nebuvom? Arkansas. Taip, Arkansas'e dar nebuvom, buvom Oklahomai labai netoli sienos. Bet ten neturim tokio tikslo specialiai pasižymėti kažkur, kad buvom. Tai aišku, galėjom pervažiuoti, bet manau, kai nuvažiuosim į Arkansas'ą, tai jau nuvažiuosim pažiūrėti rimčiau ir įvairių vietų. O šiaip... keliaujam dažniausiai su Tikslas Amerika ekspedicijom, kurių metu ieškom lietuviškų vietų ir štai dabar, kur važiuojam nuo Rockfordo miesto Ilinojui, tai tenai turėjom paskaitą Etninio paveldo muziejuje apie lietuvių bažnyčias, lietuvių kapines ir visą kitą, ką lietuviai sukūrė Amerikoje. Ir taip pat Rockfordas yra tas miestas, kuriam dabar mūsų žiniom susituokė Valdas ir Alma Adamkai, tai aplankėm ir tą bažnyčią. Dabar jau tiesa, ten ispaniškai vyksta mišios, nebe lietuviškai, kadangi daug imigrantų iš Lotynų Amerikos. Tai JAF įdomi kainodara, tai va šitas didžiulis kolos, nežinau kaip čia pasakyti, kibiriukas, beje, ne pats didžiausias dar, buvo ir dar didesnių, nes JAF visi dydžiai yra gerokai didesni, tai kas, pavyzdžiui, pas mus būtų vidutinis, tai JAF skaitosi mažas, arba net kartais kas pas mus didelis, tai JAF skaitosi mažas ir tas pats automobiliais su, nežinau, hamburgeriais ir su daug kuo, tai visas šitas tai kainuoja 79 centus ir įdomu pastebėti, kad yra degalinėse tokie kaip fontanai, kur galima prisipilti pačių įvairiausių gėrimų ir va taip yra pigiausia pirkti. Čia tada kainos išeina gerokai mažesnės net negu Lietuvoje, o tuo tarpu jau buteliukais yra gerokai brangiau paprastai negu Lietuvoje pirkti. Skardinėm irgi gana populiaru visą dėžę skardinėm, tai išeina galbūt šiek tiek pigiau negu Lietuvoje būtų skardinėm pirkti. Taip, kad įdomu, kad skirtingi dalykai, skirtingos kainos. Bet oi, tavo skrandis kaip tau nedėkoja dėl tų litrų kolos sugertų. Na taip, bet jau įmų dietinę, nes kitaip tai būna, kad priaugus svorio po apsilankimo Amerikoje. Ar skaniai pica? Kaip iš degalinės įsigyta, tai visai nieko. Aišku, šiaip būna ir geresnių pasaulių. Šiaurės Dakota yra prerijų valstija, tai tos didžiosios JAF prerijos, kurios nuo pat Kanados sienos iki pat pietų driekėsi per JAF vidurį ir tai yra vienas iš pagrindinių visam pasauliui žemės ūkio regionų. Tai vienas iš tų regionų yra pas mus, tai Lenkija, Ukraina, Vakarų Rusija, Baltarusija, kitas yra Kinijoje, trečias yra Indijoje ir visi jie trys išlaikė didžiausias civilizacijas kažkada, ir šitas Amerikoje regionas, tai jis didžiąją istorijos dalį buvo gana tuščias. Čia gyveno indėnai iki šiol, Šiaurės Dakotoje net 5% žmonių yra indėnai, kas JAF yra tikrai didelis procentas, vienas didžiausių, tačiau tai buvo daugiausiai indėnai klajokliai, ne taip kaip, sakykime, kokioje Meksikoje ar Peru, kurie pastatė milžiniškus pastatus, tai čia tas gyventojų tankumas visada buvo žemas, tačiau kai atsirado geležinkeliai, atsirado garlaiviai, atsirado galimybė eksportuoti žemės ūkio produkciją, tai jau 19 amžiuje čia prasidėjo masinė kolonizacija. Tačiau dar 19 amžiuje buvo momentas, kai visoje Šiaurės Dakotoje gyveno tik tai 2000 žmonių. O dabar gyvena jau apie 700 tūkstančių, tai palyginus su tais laikais daug, bet aišku, tai yra 4. pagal mažiausią gyventojų skaičių JAF valstija ir gyventojų tankumas čia yra net 10 kartų mažesnis negu Lietuvoje. Tai dabar atvažiuojam per tuos tuščius žemės ūkio plotus. Kaip tuščius, čia auga įvairios kultūros. Yra netiek ir daug kelių, jie tiesus, išvagoja valstiją, o visur kitur žemės ūkis. Ir kągi mes čia turim, o kaip turim lietų. Taip, prasidėjo lietus. Užuot buvęs karštymetis Liepos viduryje,
pasipylė lietuviai. Čia matom ženklai su greičio ribojimais, aišku, myliom viskas kaip ir visur JAV. Ir būna toks irgi įdomus ženklas, kur parašyta bauda ir parašyta speed limit enforced. Tai reiškia maždaug greitis tikrinamas. Tai čia toks būdingas Amerikai dalykas, kad šiaip tuose greitkeliuose, jeigu taip neparašyta, tai dažniausiai tu gali ir viršyti greitį, ir netgi visi viršyje greitį, ir tol, kol visi viršyje kokiais ten 20 mylių per valandą, tai tol niekas nieko ir nesako. Bet būna vietų, kur būna parašyta speed limit enforced, pavyzdžiui, šiuo atveju taip yra todėl, kad čia kelio darbai ir kad nebūtų pavojinga darbininkams, tai va tuose vietose jau iš tikrųjų tave gali baust už greičio viršymą. Kaip išsimiegoji šią naktį? Ne, nekiek. Apie 5 valandas to aikšteliai pasnaudėm. Simato apie 1000 kilometrų maršrutas. Tai jau dalį įveikėm. Dalį įveikėm, jo, bet dar vis tiek dar mažiau negu ketvirtį Šiaurės Dakotos pravažiavom. Važiuojam link jo sostinės Bismarko. Na, gal daugiau negu ketvirtį vis tik tai jau Šiaurės Dakotos pravažiavom. Tai jau apie trečdalį. Šiaurės Dakotos vakaruose bus Badlandas, taip ir lietuviškai vadinasi, tai gana toks įspūdingas kraštovaizdis. Mes matėm jį Pietų Dakotoje užpernai. Ten bus Teodoro Roosevelto nacionalinis parkas, vienas iš tų garsių JAV nacionalinių parkų, nėra iš tų pačių garsiausių nacionalinių parkų, bet vis tiek tai jau yra, kur jau įsteigtas nacionalinis parkas Amerikoje, tai paprastai žino, kad ten tikrai bus gamta įspūdinga ir nepaliesta žmogaus, taip kad tikrai bus įdomu pravažiuoti. Na, o dabar yra 8 minutės po 8 ir važiuojam toliau į vakarus. Vakar prie Minneapolio apsilankėme didžiausiame visose Jungtinėse Amerikos valstijose prekybos centre Mall of Americas. Nuėjau į M&M's pasaulėlį ir pasipyliau įvairiausių M&M's, įvairiausių būtų ir nebūtų. Tai dabar taip stengiasi laikyti miegą, nes galima valgyti vis vieną po kito ir šiek tiek ribozėm miego noram malšino. Tačiau ganėtinai nuobodus kraštovaizdis, tai yra visą laiką vienas ištisas ilgas kelias, praktiškai nėra nieko, kas būtų aplinkui išskyrus medžius, laukus ir panašiai, tai yra nieko, kas dėmesį prilaikytų nuo šito ilgo kelio ir dar lietus neprideda galimybės atsipūsti ir labai energingai vairuoti. Tai tikiuosi, kad įveiksime Šiaurės Dakotą ir paskui jau kraštovaizdis bus truputėlį kitas. Gal jau net vakariniai Šiaurės Dakotos daly, nes pamenu, kaip Pietų Dakotą važiavom, tai didžioji dalis irgi buvo panaši, na, o paskui jau vakarus prasidėjo ten juodieji kalnai, kur Ašmoro kalnas su prezidento atvaizdais. Aišku, čia Šiaurės Dakotoje panašaus nieko nėra, tai viena mažiausiai lankomų JAV valstijų. Nesistebi, kodėl? Taip, ir čia vat, yra tie greitkeliai, na, iš esmės šitas greitkelis, tai yra iš tos tarp valstijinių greitkelių Interstate sistemos, kuri sukurta greitai po Antro pasaulinio karo prie prezidento Eisenhowerio. Ir jinai labiau skirta ne pačiai Šiaurės Dakotai, tai tiesiog, na, yra kas nori važiuoti iš JAV vakarų, ten tarkim kokio ten Sietlo į kokią Čikagą, tai gali pro čia važiuoti ir labai daug tų tranzitinio tokio maršruto, bent kiek pasukus į šonus. Tai pasukom trumpai, na, ir ten iš karto prasideda jau net nebegrįstas kelias, ne tik kad greitkelis nėra, bet nebegrįstas kelias arba žvyrkelis. Ir tai yra tiesiog skirta, kad galėtų prie fermų privažiuoti fermeriai. Baigėsi kelio darbai pagaliau. Važiuojame į Bismarką. Tai čia yra sostinė Šiaurės Dakotos. Bet antras pagal dydį miestas, didžiausias Fargono, bet abudu yra apie 100 000 gyventojų. Toks praskaidrinimas šitam jaunam keliui. Čia matom advokatų reklamos, tai per visą Ameriką būna visokiausių tų reklamų. Mums būna visą laiką peno pasidalinti įspūdžiais, kuris galvojam apie kurias reklamas, nes pas mus dar mūsuose Lietuvoje tų reklamų tikrai daug tokių įdomių, kaip Motorcycle Lawyers prie savo motociklo, pavyzdžiui, tai tikrai nepamatysim. Kairiai vėlgi matom. Dauguma
kaip čia, sužalojimų teisė, yra dar konkretesnė teisės šaka, paslydimų ir nukritimų teisė. Dėl to, kad JAV labai didelės sumas priteisė už, atrodo, menkniekius, kaip kažkas, pavyzdžiui, paslyksta, nugriuva, truputį susižaloja. Ir jeigu, pavyzdžiui, turtingas yra tas, kurį galima paduoti teismą, tarkim, paslydo McDonald'e ar kažkur, kur turi daug pinigų, tai gali labai daug priteisti. Ir advokatas tiesiog, pavyzdžiui, dirbdamas už procentą, kokį 30%, galbūt 40% nuo laimėtos sumos, pažada, kad jeigu nelaimės, tai nieko negaus, bet jeigu jau tas 40% nuo kokį 1 milijoną ar 100 000 didžiulė suma. Ir kartais net nereikia teistis, nes prieina taikos sutarties, nes tiesiog neapsimoka atsakovui teistis, tai atiduoda tuos pinigus. Teisės sistema iš tikrųjų nuo Lietuvos labai smarkiai skiriasi. Tai mums kas kart atvykus į JAV labai smagu, įdomu iš profesinės pusės palyginti, kaip smarkiai viskas skiriasi. Koksai miestas, kaip įprasta JAV vakarams, čia dabar išsukinėti reikės. Kurią pusę? Dešiniau, tai tu reikiotis. Lewis and Clark Interpretive Center, tai po visus JAV vakarus šitie žmonės labai gerbiami, nes jie buvo pirmieji amerikiečiai, kurie perėjo visą kraštą nuo rytų į vakarus ir tokiu būdu atvėrė visus tos vakarus, po to jau prasidėjo ta visa kolonizacija. Bismarckas pavadintas to paties garsiojo vokiečių politiko garbiai ir specialiai tai pavadintas dėl to, kad taip tikėjosi privilioti daugiau vokiečių kolonistų. Į kairę dabar suk. Nes reikėjo žmonių, buvo daug tuščių žemių, galima daug auginti, bet žmonių labai daug norinčių iš pačių amerikiečių nebuvo. Tai bandė privilioti iš Europos, kuriems trūko žemė, Europa buvo tankiai gyvenama, tai buvo vokiečiai. Dar 1940 metais, antrojo pasaulinio karo metu, apie 20% Šiaurės Dakotos žmonių kalbėjo vokiškai, kaip gimtąją kalbą. Antra grupė buvo norvegai, tai apie 12% kalbėjo norvegiškai. Tai va čia šituose regionuose važiuojant matosi tikrai daug blondinų, nes yra tos kilmės daugiausiai žmonės. O šiaip miestai tie vakarų jie ganėtinai vienodi, jie jokių čia senamiesčių kažkokių istorinių jau neturi. Daug kas pastatyta 20 amžiui, tai daug nedidelių pastatų ir dabar va užsuksim į Bismarcką ir pamatysim standartiniai viešbučiai. Kinta, čia vienas iš daugybės viešbučių tinklų, kur vienodai gali atrodyti viešbutis ir čia, ir JAV rytuose. Ir net būtų lygiai tas pats paveikslas pagamintas, jau nekart mums taip yra buvę. Jo, visiškai standartas ir kažkas nusiperka franšizę ir kopijuoja. Dažnai tai būna imigrantai iš Indijos, iš Kinijos, jie tokiu būdu gauna teisę gyventi investuodami Amerikoje, bet patys nelabai žino, kaip Amerikoje verslą daryti, tai toks užtikrinčiausias būdas tai yra nusipirkti franšizę. Gal Sahatui kaip dešiniai, gal Subway kaip dešiniai, sakykime, ar Taco John's, tai visa tai nėra kažkokie konkretūs restoranai, kur tik vienoje vietoje yra, tai yra franšizės. Dairy Queen tas pats, DQ, šitas mums nelabai patinka. Kiekvienas gali nusipirkti, kažkiek investuoti ir tada turėti savo tokį verslą, kuriem viską pasako ir kokie patiekalai ir kaip interjeras turi atrodyti ir visur po visą Ameriką viskas visiškai vienodai. Peržiūrėjom 100 didžiausių tinklų pasaulyje restoranų, tai dabar jau daugelį esam buvę, nes mėgstam išbandyti naujus. Ir čia valstijos Kapitolijus, tai kiekviena valstija turi tokį pastatą, kuriame yra koncentruota tos valstijos valdžia. Tai dabar vatoje pasisuksim į dešinę ir pasimatys valstijos Kapitolijus, senasis sudegė. Tiesiai? Jo, tai čia tarpukariu pastatytas toksai dangoraižis, į kur sukeltos visos valdžios institucijos. Tai dabar čia kažkaip reikia sustabtelti. Visur park? Jo, gerai, sustok. Ir tada aš nueisiu į muziejų. Kairiai. Čia, man atrodo, yra valdžios įstaigos priekį, o ten muziejus kairiai pusėje. Gerai, tvarkoj, tai turbūt čia bet kur gali sustoti. Dabar jau 10 valandų 57 minutės, 11 valanda, bet atrodo, kad labai ilgai važiuojam, nes kai anksti atsikeli 5 ryto, tai visada diena atrodo tokia ilga. Atrodo neįtikėtina, atrodo kažkur vidurdienis dienos galas, tada 10 ryto.
lietus automobilį, tai gerai tai, kad nuskalbė ir vabalieno nuo langų, nes vasara ir čia jų tikrai gausu naktį, kai važiuoja, arba tą minėtąją 4 ryto, tai tiesiog lietus vabalų į mus ir paskui tokia pasidengia riebė plėvelė, tai labai gerai, kad tas lietus jį nuplovė. Čia vienintelė kryptis, kuri aktuali, tai yra West mums arba East, kadangi tik tai vienas apskritai per visą valstiją driekiasi magistralinis kelias iš rytų į vakarus. Tai čia net nerašoma kažkokie miestai, na tai aišku, visi, kurie į vakarus yra West, visi, kurie į rytus yra East. Na ir vėl kelio darbai. Vasaros čia trumpos, priešingai negu dideliai JAV daly, kur šilta, tai čia žiemos tikrai būna labai šaltos. O aš tuo tarpu štai su kompiuteriu perrašinėju nuotraukas ir video medžiagą, visada darau nuolat kopijas, o kadangi daug laiko susigaišta važiuojant, tai tą laiką irgi verta išnaudoti, tai esam nusipirkę specialų tokį pakroviklį, kuris leidžia kraut kompiuterį, pakanka jo galios kraut kompiuterį, kad neišsikrautų ir tokiu būdu dažnai palaistę vairuoja, tai tokiuose ilguose keliuose aš dirbu su kompiuteriu ir taip pat pasidarau visas kopijas, kas yra darbo irgi dalis, nes na, jeigu nebus kopijų, tai pradingus kompiuteriui tiks ir visi darbai. Ir čia iš tikrųjų automobilių daug nėra, matosi tokia valstija neįtin lankoma, tas faktas, kad mes irgi ją aplankėm tik 49 mums valstija, tai manau irgi daug pasako, nėra labai daug lankytinų vietų ir patys amerikiečiai čia matosi irgi yra tokį užsuka, kelias nėra labai apkrautas. Nors tiesą pasakius, gal kiek daugiau mašinų neįtikėjausi, bet čia beveik visas rautas matosi tranzitinis, va, kemperis pavyzdžiui, taip pat sunkvežimiai, tai jie važiuoja iš tolimų miestų kažkur toli rytuose, į tolimus miestus kažkur toli vakaruose. Turistai į nacionalinius parkus vakaruose ir mes po galbūt rytoj, o gal poryt turėtume įvažiuoti Ledyno nacionalinį parką Montanos valstijoje jau sekančioj. Tai čia yra vienas įspūdingiausių apskritai JAV nacionalinių parkų, na bent jau taip kalbama, nuvažiavę aplink Ameriką daugiau negu aplink Žemės rutulį atstumą, tai daugelį tų nacionalinių parkų jau esame matę, Yellowstone, Didžiojo kanjono ir kitus, ir tikrai JAV gamta yra pribloškinti, nors va šičia Šiaurės Dakotai, kaip sakei, šiek tiek gal net nuobodoka. Tikiuosi, kad jau greitai ją pavyks mums kirsti. Iš tikrųjų ir šią vasarą atvykę, tai įsigijome metinį abonementą, tai yra metinį nacionalinių parkų bilietą, kur abiems asmenėms kainuoja $80, tai gali į visus parkus kišti snapą ir tą mes ir darom. Tai praktiškai jau mums tas bilietas ir atsipirko. Na taip, $80 tikrai atrodo didelė gal suma iš pradžių, bet kai pagalvoju, kiek tai gali visus metus, o kai mes keliaujam tikrai nemažai po Ameriką mėnesį ir ilgiau, tai tikrai daug galimybių, o ten į vieną kai kurį nacionalinį parką būna, į vieną nacionalinį parką įvažiavimas automobiliu, tarkim, $35, tai praktiškai keli nacionaliniai parkai ir viskas, na, speed limit enforced vėl. Ir čia buvo rodiklė į rest area, kur pravažiavom, tai va tokia, kur mes ir nakvojam neretai palei šituos kelius, ten yra sukurta infrastruktūra, yra ir tualetas, būna ir koks automatas nusipirkti gėrimo ar smulkaus maisto ir priešingai nei kempinge viskas yra nemokamai. Stengiuosi pamačius tuos ribojimus šiek tiek greitai apmažinti, nors Jungtinėse valstijose tas greitis tai labai reliatyvus dalykas, dažniausiai būna, jeigu tarkim speed limit koks 80 mylių, tai visi lekia ant 100, aš važiuoju tarkim 90 ir visi mane pralenkia kaip prastovinčią, na tai aš suprantu, kad jie tikrai visi viršyje greitį, tačiau niekada neteko matyti, kad ką nors sustabdytų. Tiesa, tai vieną kartą buvo sustabdę. Taip, iš tikrųjų vienais metais, tačiau taisik tai iš tikrųjų aš net negreitį viršiu. Taisik aš tiesiog, mes užsikalbėjom ir aš taip tiesiog lėkte pralekiau jau pro užsidegusių raudoną šviesoforo signalą ir policininkas už manęs pradėjo filmuose vytis, pasivijo, sustabdė, na ir sako, duokite vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimą pavartė jį iš visus pusių, sako, kur čia adresas. Sakau, mūsų šalyje nerašomas adresas ant vairuotojo pažymėjimo. O, sako, gaila, mes siūstume baudą jums tuo nurodytų adresu. Na, bet ką padarysim? Kitą kartą vairuokite atidžiau. Laimingo kelio. Atidavė mums mano vairuotojo pažymėjimą. Sakau, žinoma, pareigūnė, aš
va ta restėrėje, matot, dešiniai. Stovi keli sunkvežimiai, bet paprastai būna, jeigu dieną atvažiuoji, tai ten tuščia, bet naktį tai gali užsipildyti sklidinai tokios poilsio zonos, ypač populiaresnėse JAV teritorijose, bet čia tai nebuvo pilna, o čia vat matom truputį jau pradeda tokios kalvos darytis, tai galbūt laukia įdomesnė gamta, nes vakariniai Dakotos pusėje turėtų tikrai būti įdomiau, bet kita vertus ir pats pačios tos akimirkos važiuoti va taip va per visą Ameriką, tokiais greitkeliais, matyti tą gyvenimą besikeičiantį pakeliui visus kitus keliautojus, tai yra tikrai tokia įspūdinga, romantiška patirtis, ar ne? Taip, roadtripinimas per Ameriką, sakyčiau, yra viena patirčių, kurias tikrai reikėtų kiekvienam svarstyti, kas neabejingas kelionėm automobiliu ir kam patinka pajusti tą skirtingą Amerikos dvasią, nes skirtingos valstijos sienos, tai tas dažnai pasijaučia, skiriasi tiek gamta, skiriasi tiek žmonės, skiriasi tiek pati jausena, oras, galų gale klimatas, taip kad tikrai, jeigu mėgstat keliauti automobiliu, tai Amerika pati ta šalis šitam pomėgiui. Taip, esam padarę vieną tinklalaidę iš serijos automobiliu per pasaulį ir iš rytinės JAV pusės, tai galit ją pasižiūrėti ir pamatyti, kaip smarkiai ten skiriasi viskas, na, čia va tuštuma iš esmės, tuštuma, o ten nuolatiniai miestai. Čia viskas gana nauja, jeigu yra miestai, tai jie nauji, o ten jau gali būti 100 metų senumo pastatai. Čia yra dauguma respublikonai, o ten dauguma demokratai ir tai atsispindi daug kur ir automobiliuose, ir visokiuose užrašuose ant marškinėlių pardavinėjamų pakelės degalinėse ir taip toliau. Ir visokių yra bendruomenių Amerikoje, pačių skirtingiausių, tiek rasių, tiek religijų, kaip amišai, mormonai ir taip toliau. Na ir viena vertus, daug kas yra taip pat, tie patys pavadinimai, viešbučių, restoranų ir taip toliau, ir panašus pastatai, ir kita vertus, kartais važiuodamas su taip per Ameriką, supranti, kad na, skiriasi skirtingi regionai labiau net negu skirtingos Europos šalys. Taip, kalba viena, anglų, tačiau religijos, rasės ir taip toliau labai smarkiai skiriasi, todėl tą pajust yra tikrai labai įdomu. Dar mūsų kitame video važiuojame per New Yorką, na tai ten vaizdas visai kitas negu čia. Automobilis prie automobilio. Važiavom į kalnų laiko juostą, tai dar valandą atgal, tai dabar yra 10:22, grįžom laiku truputį. Jo, atrodo ir taip jau šitiek daug padarėm, atsikėlė 4 ryto ir dar tik anksti, ir dar tik 10. Pažiūrėjau dabar šios dienos galimybės, tai dabar galim daryti taip, tai vienas variantas važiuoti kuo toliau ir vėl nakvoti kažkur automobilį. Antras variantas už kokių 5 valandų gryno važiavimo, dar plus nacionalinis parkas Roosevelto, apsistoti viešbutį ir tada tokiu atveju rytoj nakvotume mašinoje prie Ledyno nacionalinio parko, o dabar vakarą turėtume padirbėti, kaip tau būtų. Šitas variantas atrodo priimtinas. Na taip, atrodo jis geresnis, kadangi prie Ledyno nacionalinio parko bus sunku rasti viešbutį, o tie, kur bus, tai bus tikrai brangus. Tai tada galbūt geriau sustoti čia, na, visada mes savo kelionėse žongliruojam keliais dalykais. Tai vienas dalykas pati kelionė, lankymas įdomių vietų. Antras dalykas šiuo atveju čia ekspedicija, gabalėliai Lietuvos, ieškom lietuviško paveldo. Trečias dalykas, be kurio neišgalėtume daryti viso to, ką darom, tai yra darbas, dirbam nuotoliu, todėl reikia laiko tam irgi. Dažnai tam sustojam ilgesniam laikui vienoje vietoje. Štai visą sekmadienį, pavyzdžiui, dirbom Panera Bread nuo pat ryto iki kol uždarė kavinę, visą dieną sėdėjom prie kompiuterio ir tikrai labai daug padarėm, pasistumėjom su darbais į priekį. Panera Bread didelis privalumas, kad ten visam tinkle jau žinai, kad geras internetas bus, kol kas nepavedė, nes visur kitur tai kaip pasiseks ir gali tiesiog sugaišti laiko, sustoji va kažkokiam McDonald'e ar kur vienam McDonald'e bus puikus internetas, kitam visai nebus jokio interneto ir tas pats pasakytina ir apie daug viešbučių ir taip toliau, todėl laiko mes tikrai ko neturim, tai laiko su tiek daug užsiėmimų, tai labai nesinori jo gaišti važiuojant kažkur, na, tiesiog pamatyti, kad nėra interneto, kažkur pervažiuoti
dalykas, kad galim dirbti bet kurią dieną, tai va, pavyzdžiui, skiriam darbui laiką sekmadienį, o tuo tarpu galim lankyti įvairias vietas, kurios, tarkim, dirba tik darbo dienom darbo metu ir būtent tuo metu dirbti vakare, pavyzdžiui, na, aš, kai Aistė vairuoja, tai dar galiu dirbti kompiuteriu ir šičia automobilį. Tiesa, yra keli ribojimai, tai vienas ribojimas, kad JAV mobilus internetas tikrai netoks stiprus kaip Europoje, dėl dviejų priežasčių. Tai vienas dalykas, važinėja tokiais tuščiais keliais kaip čia, tai dažnai jis dingsta iš vis. O antras dalykas, tai praktiškai kokį brangų bepirktum, tai jis vis tiek yra ribotas, ypač kai daliniesi į savo kompiuterį ir tethering. Tai už tai dažniausiai tuos darbus, kuriuos dariau mašinoje, tai mašinoje pasilieku daryti tokius darbus, kur pakanka kompiuterio ir internetas nebūtinas. Pavyzdžiui, iš anksto surašau laiškus, na, o kada nors gavus internetą, belieka copy-paste ir send ir taip toliau. Tad rezumuojant, tikrai taip, sustoti šią popietę viešbutyje ir padirbėti man tinka. Gerai, tai tada matyt, ganėtinai anksti šiandien apsistosim ir rytoj reikės keltis vėlgi anksti, bet gal kiek vėliau negu šiandien apie 7 išvažiuoti kelią ir tada 8 bandysim aplankyti Little Bighorno mūšio vietą, kur buvo viena paskutinių indėnų pergalių prieš baltaodžius. Čia jau prie Theodoro Roosevelto nacionalinio parko ir čia vaizdas, kurio Europoje nelabai pamatysit. Tai štai kemperis, kuris tempia paskui save džipą, tai jis yra skirtas tam, kad galima būtų įvažiuoti į kažkokį kempingą tokiau nuo miesto centro ir palikti tą didžiulį kemperį, kuris visiškai netinkamas važiavimui per miestą ir į miestą važiuoti su tuo savo džipuku ir taip įprasta tempia džipukus, mažesnės mašinas, kurios Europoje visai ir nemažas būtų. Na ir pačių kemperių jie dažnai primena labiau autobusus. O čia tu manai, kad irgi yra kemperis? Čia tai jau būtų įdomiai. Čia tai ne, bet aišku, jų sunkvežimių vairuotojų kabinos irgi yra panašesnės į kemperius, gerokai didesnės nei mūsiškės, kadangi sunkvežimių ilgis čia yra leidžiamas gerokai ilgesnis negu Europoje. Na ir įdomu yra tai, kad iš tikrųjų lietuviai labai smarkiai yra asocijuojami su fūromis, tai yra, kaip sakoma, kaip filipinietės manikiūrininkės. Mes girdėjom iš vietos lietuvių tokių pasakymų. Taip, lietuviai trokistai. Į dešinę dabar. Grįšim į 94 kelią ir važiuosim į tą įvažiavimą, kur yra pagrindinė zona Theodoro Roosevelto nacionalinio parko. Štai netrukus laukia įvažiavimas, kaip ir kiekvieną nacionalinį parką įvažiuojant gali arba rodyti metinį bilietą, kurį mes turim, arba pirkti vienkartinį bilietą. Metinis būna arba tik į tą parką, kurio, manau, visai neapsimoka pirkti, arba į visus parkus. O vienkartinis tai irgi būna automobiliai. Nežinau, na. Taip, sukom į dešinę. Ir štai čia įvažiavimas į nacionalinį parką. Tai vienkartinis bilietas irgi automobiliui. Kas įdomu, kad nesvarbu, kiek automobiliai žmonių, moki tą pačią sumą. Ir taip yra praškai visuose JAV nacionaliniuose parkuose. Ir metinis bilietas irgi automobiliai. Pavyzdžiui, Kanados turim, tai ten yra. Tai jau, pavyzdžiui, čia $30 vien vienos mašinos įvažiavimas. Jo, na, jeigu pėsčias ateitų žmogus, tik tai tada už žmogų būtų $15. Rodysim kortelę. Taip, ant kortelės yra vietos 2 parkams. Štai taip atrodo. Kortelė. Ir mano vieno parašas reiškia, kad su manim galima įvažiuoti. Gali 2 žmonės būti pasirašę. Tai būna, kad įsigudrina žmonės, kai kurie vienas pasirašo, o tada grįžta, pavyzdžiui, į Lietuvą namo ir parduoda dar tą kortelę už pigiau, kadangi dar antras žmogus gali pasirašyti, kuris dar tik keliaus. Nes ta kortelė tai iš tikrųjų negalioja iki 2024 Liepos paskutinės dienos. Tiesa, užpernai tai daug kur netikrino, kas pasirašė, bet šiemet jau tikrino, tai pažiūrėjom, kaip duomas. Hi, do you need this card? Yeah, and an ID. Sure. There you go. Thank you. Lithuania.
Yes. Thank you. Thank you. Vėl patikrina, turbūt jau yra nurodymas duotas. Gerai, tai duok tada tau užsikabinkime atgalios. Prašau. Taip, jau čia supranta. Nes anksčiau tai būdavo iš vis, ta prasme, net nepasirašydavo tų. Tai tada labai matydavosi Facebooko grupėje lietuvių keliautojų. Buvom šią vasarą JAV, Kanadoje, kam reikia kortelės už tiek ir tiek. Tai tokių skelbimų tikrai vis dažnai tekdavo pamatyti. Mes tikrai nesam nei pardavinėję, nei pirkę, bet esam sykį išsinuomoję, nes kai per Tūro nuomojomės automobilį pernai Kanadoje, Tūro tai čia yra kaip automobilių Airbnb, tai jau buvo nuomojamas automobilis kartu su tokia nacionalinių parkų kortelena, tai kadangi lekia viena, tai yra nuoma automobilio su juo, tai teko taip ir pavažiuoti. Bet iš tikrųjų matosi, kad yra žmonių įsigudrinusių pardavinė tą patį kitiems. Kanados parkų tas pasas panašu, šiek tiek kitokios sąlygos. Ir dabar daugelį JAV nacionalinių parkų atrodo maždaug taip. Tai yra toks kelias padarytas, kad kiekvienas gali prie gražiausių vietų privažiuoti mašiną, eiti nereikia. Yra būna ir žygių takai, bet pačios gražiausios vietos tai paprastai pasiekiamos kokybiškų asfaltuotų kelių. Ir čia padarytas irgi Teodoro Roosevelto parke toks žiedinis maršrutas, mes tą žiedinį maršrutą apvažiuosim, sustodami prie gražiausių vaizdų. Eina per kelią bizonas. Čia daug gyvūnijos, kaip ir daugelį JAV nacionalinių parkų, net jeigu esmė būtų ne gyvūnai, o gamta, kalnai, pavyzdžiui, tai vis tiek visą labai daug gyvūnų. Štai prasilenkiam su bizonu. Labas. Kokios akys jau keistos? Raukšnoja žalytę. Kaip ar ne? Tai sako, labas bizonai. Kokios akys keistos? Važiavo į Montaną. Oras ištik pasitaisė. Saulytė. Iškart būna kaip kertant valstybių sieną papildomi komentarai apie eismo taisyklės. Čia pavyzdžiui, kad reikia sustoti, jeigu važiuoja pagalbos mašina su sirenom. Dažnas reikalavimas Jungtinėse valstijose. Štai ir pašaminėtis gyvūnai, bet aišku, jų buvo gausu ir Dakotose. Nacionaliniam parke. Tai kaip tau Šiaurės Dakota patiko? Nacionalinis parkas gražus, matėme ir bizonų, matėme ir prerijinių šuniukų. Jo, prerijinių šuniukų tikrai buvo daug, visas toks miestas iš prerijinių šuniukų laksto ten. Tai įlenda, tai išlenda iš požeminio savo daugiabučio. Jo, tai tas buvo visai smagu. Dabar važiuojam link Billingso, bus didžiausias Montanos miestas, bet tas didžiausias miestas tai vėlgi maždaug šiaulių dydžio, nes Montana nors ir yra milžiniška valstija su lyg didžiausia Europos valstybėm, bet tik tai apie milijonus žmonių. Tai dabar mes norim nuradėti 251 mylę? Jo, 251 mylę, tai čia kilometrais bus apie kažkur apie 400 kilometrų. Gerai, kad ką tik įsipyliu kavos. Ir benzino ką tik įsipylėm jau kelintą kartą šiandien. Dabar kažkaip jau užsibūdinom. Nu, nepaisant to, kad mes iš tikrųjų pasnaudėm. Ja, sumstelėjom šiek tiek 15 minučių. Dėjom nepą. Dabar vėl pilni naujų jėgų. Kodėl bet kas, ką nusiperki Jungtinėse valstijose, yra gaminta pagal receptą kaip ir normalų, bet kai cukraus klausimas, tai trigubai daugiau pilna. Bet ką nusiperku visada taip, tai dalį netgi tenka išmesti. Nes tikrai neįmanoma valgyti absoliučiai, tiesiog tokia cukraus bomba smūgiuoja į galvą iš karto vos tik tai atsikanus. Taip ir praktiškai
praktiškai viskas ir visur būna, jeigu skrosanas ar kažkas, tai kart 3 cukraus, jeigu Amerikoje pagaminta, tai aš ir šiaip saldžiai nemėgstu valgyti, čia jau iš vis privengiu bet ko saldaus, išskyrus Coca-Cola, aišku, kuri visur vienoda, tai... Gali atrodyti labai gerai, labai gražiai, labai, va taip, vandenė, bet paragauja ir taip, kodėl. Pagaliau keičiasi peizažas, kalnai artėja. Labai gražu, o dabar tai tikrai visai artėva akimis vairuoti. Montana, kaip ir pridera valstijos pavadinimai. Ir kitojos pusėje uolėtieji kalnai. Tai uolėtieji kalnai vienas iš JAV pažymų, kur daugybė nacionalinių parkų ir Yellowstone'as man asmeniškai palikęs didžiausią įspūdį. Geizeriai, kalnai, kanjonai, viskas vienam parke. Žiūrėsim, kaip bus Ledyno nacionalinis parkas, bet jau tikrai atgaiva akims, kai štai ir šitas kelias kirs kalnus. O šiaip šiandien jau nuvažiavom apie 700 km ir dar daugiau nei 300 liko. Kas didelių problemų nėra, jeigu tik tai yra galimybė ir jau prispiria reikalas kokiam restierėje šiek tiek pailsėti, tai tą ir darom, kad nekiltų jokių grėsmių gyvybei, turtui ar dar kam. O Subaru Forester tai mums jau yra labai mylimas ir patikrintas Lietuvoje automobilis, tai labai džiugu štai ir Jungtinėse valstijose pridėti su tokiu. 5 valanda dienos, liko dar apie 2 valandas kelio, kadangi apsisprendėm apsistot pakeliui, tai tokiu atveju paprastai visada pasižiūriu, kokie ten bus viešbučiai, kad jau apsisprendėm jame apsistoti, tai JAV įdomus dalykas, kad nors jie visi vienodi, bet kainos smarkiai skiriasi, tai priklauso ir nuo vietos, tai pavyzdžiui gali būti vienam mieste, nežinau, 150 eurų daugmaž visi viešbučiai, o kitam už kokių ten 70 km, kas JAV mastais nedaug, jau vos ne per pus pigiau, arba ten 100 koks. Ir tada jau reikia spręsti, ar tau suvažinėt geriau, sakykime, papildomai iš šoną tos kilometrus, ar apsistot brangiau, bet čia kaip pasiseka, nes gali būti, kad kaip tik ten, kur tau reikės, bus pigesni viešbučiai. O šiaip dizainas jau praškai nesiskiria, bet kas skiriasi, tai žmonės ir skaitant komentarus jau matai, tai pavyzdžiui, skaitau apie vieną komentarą. Na, tai ten kraujo dėmės, tai ar ten muštynės gal buvo, tikiuosi nieko neužmušė tą motelį, paskui kitas skundžiasi to pačiu, kad kumščių pramuštos durys kiaurai, kažkas trenkia ir taip pat, kad ten ar kažkokie narkomanai, įtartini žmonės renkasi, na ir mes tikrai turim patirties, tai žinom, ką tai reiškia ir labai įdomu, kad pats gali būti visiškai identiškas, bet grynai dėl to kažkokio konteksto jis ir pigesnis ir komentarai gali būti ten įvertinimas 4 ar 3, kai kitas toks pats 8 įsivertintas. Ir dažnai darom taip, kad tokiu atveju, jeigu ir taip įvertintas viešbutis, nekažiu kaip, tai nuvažiuojam iš tikrųjų į vietą prieš užsisakydami, pasižiūrim, ar ten toj vietai taip atrodo, ar norėtųsi apsistoti, ar nesinorėtų. Jeigu nesinorėtų, tai neapsistojam, jeigu norėtųsi, tai einam tada į registratūrą, klausime, kokia kaina gyvai. Jeigu pasiūlo kaina, kuri yra geresnė negu Booking.com, tai be abejo perkam gyvai, o jeigu ką, tai tada per Booking.com ar kitą programėlę užsisakome jau pačioje registratūroje. Tai aišku, kad daug dalykų sueina į tą vieną įvertinimą, aišku, jeigu kainos skiriasi 2 ar ten 3, tai turbūt paimsim ir tą jau prastesnės reputacijos viešbutį, taip pat kiti niuansai, koks internetas, ar yra galimybė prisijungti per tą mobilų internetą ten, jeigu nėra kokio lygio Wi-Fi'us, kadangi kai anksčiau atvažiuojam, ypač tai aktualu, nes reikia ir padirbėti. Taip pat kitas klausimas, ar yra staliukas su 2 kėdėm, dažniausiai nebūna, čia beveik niekada nebūna, tai aš dažniausiai lovai dirbu galbūt net prie staliuko. Ir internetą tai be abejo, vis tiek perkame patys savo, kad turėtume jį visuomet, tačiau jeigu reikia persiųsti didesnius failus ar panašiai, tai aišku, tada jau viešbučių Wi-Fi'us irgi pasitarnauja. Šiaip JAV labai ribotas dažnai būna net ir neoficialiai, tai praškai net ir jokio ten YouTube video, na vieno, tai gali pažiūrėti, 2 gali, bet paskui kažkurio metu tau užkerta tiesiog, pavyzdžiui, pradeda nekrauti štai visų lietuviškų svetainių arba neleis dalintis internetu į kompiuterį, tai žodžiu, toksai nuolatinis dalykas. O šiaip įdomu, kad net tiek važiuojant per JAV daugybę mėnesių, apie pusę metų per gyvenimą esam čia praleidę, tai dar vis kažką patiriam naujo. Tai vat, pavyzdžiui, šiandien atėjo toksai Silver Alert į telefoną. Apskritai JAV įdomus toks dalykas yra tie tokie
specialūs pranešimai, kai staiga supipė, atrodo, kažin kas jau kokia tragedija, branduolinis karas prasidėjo, staiga visų aplinkui telefonai garsiai pradeda pypti. Bet jie čia dažni, pavyzdžiui, praneša tiesiog apie stipresnį lietų, sakykime. Arba Amber Alert yra. Tai Amber Alert reiškia, kad kažkur dingo vaikas, tai paprastai reiškia, kad kažkoks konfliktas tarp tėvo ir mamos yra, ir, sakykime, tėvas išsivežė vaiką, ir tada mama pasiskundė, ir taip jau, kad prasidėjo visas tos istorijos, kad kovot su pedofilais, bet dabar realiai išsigimė taip, kad, pradeda visiems pranešinėti apie kažkokius šeimų ginčus dėl vaikų, kur nepasidalina. O dabar nauja ta Silver Alert gavom, tai pasirodo, čia yra naujas dalykas, ar bent jau šitose valstijose, kad, kai senelis, pavyzdžiui, Alzheimerio liga sirgdamas kažkur išeina, tai kad jį būtų galima greičiau surasti, prieš tai, kol jam kažkas neatsitiko, tai išsiuntinėja tokį sidabrinį pranešimą į visus tos teritorijos mobiliuosius telefonus. Na ir kaip kalbėjom, nauja valstija, naujas metų laikas. Palikom tą rudenį Šiaurės Dakotai ir štai Montanai vasarą. Ir vėl tenka nebe šildymą perjungt kondicionieriaus, o vėdinimą. Kai tokie atstumai, tai labai įdomu visada ir tas dalykas, kad kiek kartų pasikeičia per dieną net gamta, metų laikas, o jau praškai prabundi, taip važiuodamas vis kitoj gamtiniai zonai. Vieną kartą gali būti dykuma, kitą dieną jau ryte pievos, o dar kitą rytą jau miškai ir taip toliau. Žiūrėsim, kur prabusim kitą rytą. Arba pagaliau ištuksim iš šito kelio į Hardino miestelį. Tas ištukimas dar keliasdešimt kilometrų į šalį, bet po šitiekos važiavimo atrodo tikrai nedaug. O čia va kaip stiklas atrodo po... Nežinau, ne taip ir seniai valėm, ar ne, prie degalinės. Aš valiau degalinį prieš valandą, tai va taip atrodo vasaros stiklas. Jo, labai greitai čia išsukimas. Tai paprastai prieš ruošdamiesi jau kažkur stot. Tai tada padarom dar papildomą sustojimą prieš tai susidėt kompiuterį, su kuriuo dirbau, nes JAV labai skirtinga situacija su saugumu. Yra labai saugių vietų, kur žmonės ten namų nerakina ir automobilio, o yra tokių, kur gazdina. Kuria pusė? Kairę, pagal rodiklę į Hardin. Yra tokių vietų, kur, sako, iškart išdaužia langus ir kartais labai sunku susigaudyti, nes čia gali tarp tų vietų, kur dažnai daužo langus, būtų ir tikrai prabangios vietos, kaip Manhetanas ar San Franciskas, ir dabar pripasakojo daugybę istorijų žmonių, kad ar tai San Franciske pamatė, kaip išplėšė, ar Manhetane iš jo išdaužė langą ir pavogė lagaminą iš mašinos ir taip toliau, tai dažnai padarom tokį papildomą sustojimą, kad tiesiog nematytų žmonės ne tik tai, kas paliekama, bet net ir nematytų, kaip įsidedam į bagažinę, kadangi dabar ne sedaną turim, su sedanu šiek tiek saugiau, bet kai ne sedaną turim, tai iš vidaus galima pasiekti bagažinę. Iš kiek tas Hardinas bus? Pasižiūrėkim tiksliai. 30 mylių. Mums susidegė likūro lemputę. Vėl užsidegė, neseniai pylėm degalų. Tai tada neįpyliau visiškai sklidino, nes buvo kaina neįtin gera. O nebus arčiau? Supratau, gerai, aš galiu pasižiūrėti, 30 mylių vis tiek, jeigu užsidegė lemputė, 30 mylių yra 50 km, tai manau tikrai turėtume nuvažiuoti. Ne, degalinės arčiau nebus. Ta arčiausia degalinė bus Hardinė. Valandos 20 minučių ir atvykom į finišą, pavalgėm Hardino mieste, vienam iš tų miestelių tokių nedidelių pakelių, bet kuriuose yra viskas, ko reikia, po keletą viešbučių, įvairiausių tinklų restoranai, nes tokioj retai gyvenamai valstijoje čia visi sustoja, degalinės ir dabar važiuosim ieškoti nakvynės. Šitą nesibaigiant ilgą dieną, gal pagaliau baigsis. Mums dar nesibaigsi, dar ir padirbėsim iš viešbučio. Aš sakau, kad gal kada nors baigsis. Tai dar šviesu, bet pasistengsim nueit anksčiau gult, nes rytoj nusimato į dešinę suk kėlimasis apie 7 ryto, 8 ryto atsidaro čia
netoliese Little Bighorno mūšio vieta, kur paskutinė buvo indėnų stambi pergalė prieš amerikiečių pajėgas, tai yra dabar kaip nacionalinis parkas toksai. Važinėsim to mūšio vietom, taip, ir į kairę. Štai čia? Jo, daug kazino čia. JAV labai įvairiai būna, kai kuriuose vietose visiškai nelegalų yra, kai kuriuose legalų tik indėnams savo rezervatuose, kai kuriuose masiškai legalų, tai ten, kur masiškai legalų kazino būna be galo daug, nes tai didelis biznis iš kitų valstijų suvažiuoja žmonės. Taip Las Vegasas ir atsirado, kažkada buvo tik vieninteliai Nevadų ir legalų, tai visi iš visos Amerikos ten važiavo, o dabar jau įprato. Kaip vadinasi viešbutis, kurį ieškom? Vadinasi Camp Custer Motel. Tai Custer tai buvo čia pavardė to amerikiečio, kuris čia pralošė mūšį indėnams. Bet vis tiek. Custer's Last Stand. Nepaisant to, kad pralošė, bet gavo vardą dar kažkur. Nu, tas garsų Custer's Last Stand, tipo Custerio paskutinis mūšis, maždaug paskutinis pasipriešinimas, tai jis nors ir žuvo, bet buvo tokių kaip didvyrių paverstas, na dabar aišku jau, kai žiūrima šiek tiek taip tą istoriją, tai ir iš indėnų pusės, kad na tai buvo kaip ir paskutinė jų pergalė kovoj su prieš kolonistų didesnės pajėgas. Čia dar toliau važiuoti ar jau ieškoti? Taip, važiuok toliau. Čia pravažiuosim dar vieną Lariat Motel, tai jeigu netyčia ten nerastume, tai šičia, o to viešbučio tai net nėra Booking.com, bet kartais būna, kad tokie kaip tik patys pigiausi ir geriausi pasiūlymai, nes mažai kas juos randa, tai tuo išsiaiškinsim. Na, tai taip baigėsi mūsų diena, bent jau kurią čia rodom. Specialiai norėjom parodyti tokią dieną, važiavimo dieną, nes daugam iš žiūrovų visai patinka ta dvasia, kelio dvasia. Jeigu ir jums patinka, tai tokių istorijų automobilių per pasaulį ciklo tinklaladžių yra ir daugiau, iš įvairiausių žemynų, net ir iš Afrikos ir iš kitur. Bet mūsų video, aišku, neapsiriboja tik tai šitam tinklaladėm automobilių per pasaulį. Taip pat yra ir įdomiausių vietų, kurias matėm dešimtukai. Taip pat patarimai, kaip keliauti ir taip toliau. Nes, aišku, tas važiavimas yra tik tai kelionės dalis ir dar po kelių dienų taip pat nusimato visiškai kitokios dienos. Na ir taip pat Gabalėliai Lietuvos, kitas YouTube kanalas, kur būtent pasakojama apie lietuviškas vietas, kurių čia ir ieškom per šitą ekspediciją. Dabar pasukim į kairę. Toks miestelis, toks tipiškas amerikietiškas laukinių vakarų miestelis pagal išdėstymo planą. Tai dar šį vakarą reiks ne tik padirbėti, bet ir susiplanuoti rydieną ir artimiausias dienas, užmegzti kontaktus su įvairiais žmonėm, o artimiausiam dienom nusimato dar labiau laukinių vakarų stiliaus miesteliai, nes vakarų Montano yra tokių, kur yra specialiai išlaikyti, net kaip Amerikoje vadina Ghost Town, vaiduoklių miestas. Tai reiškia iš esmės, kad apleistas miestas, bet na, jis yra kažkiek prižiūrimas ir pats jau pasidaro kaip tokia lankytina vieta, nes labai yra daug tokių apleistų miestų gerbėjų ir būtent va tie apleisti miestai, kur kažkada važiuodavo visokie kasėjai. Ir va čia tas motelis, jo. Nežinau, ar man jis patinka. Šitas namas, tiesiog namas. Pasižiūrim, kas ten siūloma gal. Nežinau, man atrodo, kaip pasirinkinį žudiką toks įspūdis, reikėjome sukti. Taip, kaip pamanė, nu va, tas toks tipinis motelis, užsukim tada pasižiūrim. Sakai? Nežinau, man tai nepatraukliai čia atrodo. Nu, bent nusifilmavome, kaip buvo paskutinė mūsų diena. Na tai, nemanau. Žiūrėk, iškulti langai čia, aš nežinau. Kemperiui ten iškulti langai, bet ne, aš nežinau. Aš tai nenoriu čia. O taip nepaklausim kainos? Nu, aš tai nenoriu, tu pažiūrėk, kaip jis krupiai atrodo, čia siaubinga, tu pažiūrėk, kaip kėdė atrodo. Beisbolo lazda padėta. Gerai, ačiū, žinok, ačiū. Tikrai, ačiū labai. Ne, jo, bet tai gal kainos šitam, nes tai čia gana brangus. Žiūrėk, kaip iškulta viskas. Vacant, Color TV, viskas išdaužyta. Aš tai tikrai čia. Net nenoriu klaust kainos? Vis tik nepatiko ten tau, ar ne? Tai, nu gerai, važiuojam, tada kitą pasižiūrėsim. Nu, aš tokių, kur viskas iškulta ir išdaužyta, tai nežinau, ar aš labai mėgstu tokius apsipstoti. Tai gal pažiūrim, kokios alternatyvos tam. Na jo, kartais būna blogai, kartais tiesiog prastai prižiūri ir už tai galima pigiau apsinakvindinti. Kartais, aišku, tai reiškia, kad kažkokie abejotinos reputacijos žmonės. O čia gal kažkoks.
Šitas gal visai pačiu. Šelarijat, jo, tai šitas ir bus, tada aš galvoju, kad čia įvažiavimas, bet turbūt čia jo. Jo, tai šitas, aišku, jis gerokai brangesnis. Greičiausiai, kaip prašo komentarus, na, pasižiūrėsim. Na, bet jis ir atrodo gerokai dailiau. Tai štai užsisakėme kambarį Super 8. Norėjome su 2 lovom, nes vienas gauna darbo stalą, o kitas gauna lovą dirbti. Ir Augustinas būna tas, kur gauna lovą dirbti, nes man dirbti sunku labai, jeigu ne prie stalo. Tai va, o turėjo vienintelį kambarį, likusi, tai skirta neįgaliesiems. Tai sakė, kad ar galim jums duoti su 2 lovom, bet neįgaliesiems skirta. Ir tai bus kambarys, kur daug platesnis įėjimas ir jungikliai žemiau ir panašiai, sakom, žinoma, duokit. Antrą viešbučio neėmėm, nes jau gerokai brangesnis buvo. Šitas šiek tiek pigesnis, aišku, JAV mastais vis tiek brangokas. Bet tai vis tiek gal, nors ir tu nusipirkom tokią kambarį, gal vis tiek nelabai gražu parkuoti, kur negalėsim skirta. Gal tada mes pasiparkuokim už tai iš čia. Nežinau, kaip reikia, nes šitą teoriškai turbūt to 35 kambario vieta. Ne, aš va šičia pasiparkuosiu. Ai, supratau. Aha. Gudriau padarysiu. Ja, tai įprasta motelėse visada daugelis kambarių turi tiesiog savo parkingą, jeigu pirmam aukšte. Tai štai, 7:50 ir mes žygiuojam dirbti. Ate!